Labadiena, mėly žiūrovai, su jumis kaip visada MCP Club Live ir mes beveik visada Microsoft Office ir su jumis jau daug švenčių, taip sakant, Tautvydas Dagys ir Vladimiras Gėriškis. Va, ir šios dienos tema itin trumpo to tokio įrašymo yra konferencija Powered by MVP. Ir gal Tautvydas padės mums ir pristatys trumpai, taip sakant, trumpai, kas yra Powered by MVP. Ir tikriausiai ne pirmą kartą jau vyksta ir kokie feedbackai buvo iš praeitų metų evento. Jo, tai konferencija vyksta antrą kartą ir čia tokia iniciatyva realiai užgimė tik tais Baltijos šalyse prieš metus ir, pamanėm, kad mūsų tokie aktyviausi ir artimiausi bendruomenės nariai, tai yra MVP, mūsų Most Valuable Professionals, arba tie, kurie jau per vieną žingsnį į kito titulo, kad galėtų pristatyti savo visą patirtį, visą žinias ir padarėm renginį, kuris sukasi vien tik tais apie MVP žmonės. Ir kadangi MVP gali būti tiek programuotojų, tiek IT profesionalų, tai padarėm renginį, kuris yra iš dviejų lygiagrečių sesijų, būtent atskiriant programuotojus ir IT profesionalus, kad tarpusavį labai nesusipeštų ir visiems būtų įdomu. Ir vėlgi šiemet taip pat pristatinės pranešimus MVP arba MVP kandidatai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Tai va, ir feedbackai, nežinau, čia turbūt tavęs reikia klausti, tu pernai dalyvis, kaip pranešėjas buvai. Čia netyčia išėjo, tikrai, taip išėjo. Iš tikrųjų, renginys labai įdomus ir gan tokio netradicinio formato, vėlgi apie technologijas, bet iš tikrųjų tai niekas nesisuka apie jokią temą, tai nėra produkto pristatymas, tai nėra kažkokia specifinė ten viena tema, bet yra būtent tai, ką kiekvienas žmogus pasirenka vieną topiką, kuris jam yra pats įdomiausias, kuris nori pristatyti, kuriame jis jaučiasi geriausiai, stipriausiai ir gali pademonstruoti visą savo išmonę. Tai būtent lygiai taip pat yra ir šiais metais ir visi pranešėjai būtent patys pasiūlė ir pasirinko savo temas. Tai gan toks skirtumas, dėl to pats turinys būna labai įdomus, kadangi pristatoma tai, ką tu pergyvenai, jauti, geriausiai žinai ir tos būna tokios energetikos daugiausiai. O, tugi visi žinom, kad tu daugiau prie developerių. Taip išėjo, taip. Gyvenimas susiklostė. Žiūrėk, ar gali papasakoti trumpai apie būtent developerių pranešėjus, DevTrako pranešėjus? Taip, tai šiemet, kad ir temos nėra, bet vis tiek gavosi, kad karščiausia tema yra Windows Phone'as. Ir, iš tikrųjų, Windows Phone'as sulaukia vis daugiau susidomėjimo iš programuotojų. Ir būtent šiemet yra du pranešimai apie tai. Tai bus svečias iš Latvijos, Gus Linkevičius, kuris pasakos apie žaidimų kūrimą Windows Phone'ų su XNA karkasu. Gustas yra sukūręs iš tikrųjų keletą labai gražių animacijų, labai gražių žaidimų, tai manau, kad tikrai pasidalins savo patirtimi efektyviai. Alanas, tai iš tikrųjų mūsų Alan Mendelevič, Duplexo įkūrėjas, direktorius, yra vienas turbūt Lietuvoje geriausiai žinomų Windows Phone žmonių. Ir ne tik Lietuvoje, bet iš tikrųjų jisai tikrai gerai žinomas ir pasauliniu mastu visoje Windows Phone programuotojų bendruomenė. Tai būtent jisai pasidalins patirtimi apie programėlių monetizavimą ir publikavimą ir užsidirbimą vėliau iš to. Pinigėlius. Jo, kadangi dar su developing tai visi maždaug moka, bet su appsais, kuriant appsus iš tikrųjų kaip Alanas rašo, kad mes tampam ne tik tais developeriais, bet ir marketingistais ir pardavimų žmonėm. Tai iš tikrųjų tos įžvalgos tikrai bus naudingos visiems. Toliau Domantas Jovaišas, mūsų MVP iš Lietuvos, pasakos apie naujus feature'us ASP.NET MVC karkase, tai Single Page Application.
Ir vėlgi developerių viso treko vinis, tai bus pirmą kartą pademonstruotas performances dviejų geriausiai vertinamų Lietuvos pranešėjų duetas. Tai Sergejus Barinovas ir Romualdas Tomkus pasakos apie Big Data using Hadoop on Windows Azure. Tai tikrai nusimato tiek informatyvus, tiek turėtų būti ir linksmas pranešimas. Įdomu, ten turėtų kažkaip šokti, dainuoti, ne? Nežinau, programą mačiau ruošę. Turėjom .NET vartotojų grupę, tai abi dvi dienas ten įnirtingai buvo ruošiamas. Tai reiškia, turėtų būti šokiai, dainos ir, aš nežinau, gal ten kažkokį performance. Pamatysim. Okay. Gerai, tai aš tada trumpai papasakosiu apie IT Pro pranešėjus. Reiškia, iš administratorio pusės atvažiuos pas mus Kaida, jis MVP iš System Center, būtent iš Configuration Manager, itin geras specialistas, galim pasakyti taip. Jis pasakos apie application deployment, reiškia naują viziją, kaip jūs galit instaliuoti programinį įrangą, instaliuoti aplikacijos, naudojant System Center Configuration Manager 2012. Itin įdomu, kas galvoja apie tai, kad reikia migruoti į System Center Configuration Manager 2012, tai be abejo užeikit, pažiūrėkit, paklausinėkit ir taip toliau. Po to pas mūsų draugas, kuris praeitą kartą irgi dalyvavo per Powered by MVP, yra Peter Gubarevič. Man aš taip, Gubarevič, super. Tai yra Security MVP iš Latvijos, pasakos apie Group Policy Preferences. Man atrodo, visi žino, kas skiriasi, pavyzdžiui, senas Vizija Group Policy 2003 serverį ir 2008 ar 2. Kad jūs galite naudodami Group Policy padaryti daug daugiau, be skriptų, be kažkokio ten papildomų programavimo ir panašiai. Ir jeigu turi klausimų arba jūs bandot jau gyventi tą visą viziją, Group Policy naują viziją į savo įstaigą, tai be abejo užeikit, jūs visada galėsite tam paklausinėti asmeniškai, jeigu turite kažkokių klausimų. Po to pristatinės ten, nežinau, apie Office 365 pristatinėsiu aš, reiškia hybridinis Office 365 deploymentas, kaip jūs galit panaudoti tą super software as a service, cloudinį solutioną savo įstaigai. Ten padaryti Exchange Reach Coexistent, reiškia vėlgi bandysiu parodyti gyvai su gana įdomu domenu. Ten papasakos ir parodysiu būtent prezentacijos metu. Ir paskutinis, last but not least, mūsų pranešėjas bus Vladislavas. Vladislavas, papasakok apie savo topiką. Kam bus įdomus? Ta prasme, kai aš perskaičiau programą ir supratau, kad kitoj salėje bus Stonkus ir Barinas, supratau, kad pasakosiu turbūt tuščiai salėje. Vadisa, aš ateisiu pas tave ir patikėk, aš daugiau pasažagalinsiu, jeigu jie dviesi ten. Jeigu mes galėsim ir irgi ten, ta prasme, aš net tiesoškų porą atnešiu. Gerai, ne, iš tikrųjų, apie ką aš norėčiau papasakoti IT profesionalams. Tema gimė savaime, kadangi labai dažnai kreipiasi žmonės su prašymu išaiškinti vieną ar kitą SQL sąvoką arba tiesiog kreipiasi žmonės dėl to, kad jie, būdami universalūs administratoriai, tai yra įdaro įmonė viską nuo tinklo iki saugyklo administravimo ir serverių administravimo, privalo taip pat spręsti kažkokius problemus susijusius su duomenų bazėmis. Ir dažnai jie neturi, sakykime, kažkokiu aiškių metodikų, kaip nustatyti priežastį, dėl ko apskritai tai veikia. Ir jie, tarkim, jeigu dirba pakankamai ilgą laiką, jau žino, kad ten, tarkim, ataskaitų paleidimas arba ten kažkokių naktinių darbų, vartotojai gali kreiptis dėl sulėtėjimo. Tai tam, kad identifikuoti tas problemas vietas, aš pristatysiu metodiką, tai yra kaip pakankamai greitai išaiškinti savo
IT, kaip nustatyti tą silpnąją vietą, tą, kaip angliškai vadina, butelio kaklelį. Taip. Nu, ir pristatysiu taip pat įrankius. Kadangi nieks nemėgsta tik PowerPoint, tai bus ir gyvai rodomi kažkokie pavyzdžiai, kaip naudojant paprastus įrankius, nustatyti, kur gali būti problemos. Bet nustačius problemą reikia kaip nors bandyti ją pašalinti. Tai duosiu keletą patarimų, kaip atlikti tobulinimus ir vėlgi dažnai kalbam apie tai, kad jeigu mes negalim daug investuoti į brangius įrankius, kurie kainuoja tikrai nemažai, galim pasiieškoti ir internete yra labai daug nieko nekainuojančių įrankių, kurie gali užvesti ir tiesiog parodyti, kad šitoje vietoje, žiūrėkit, pas mus yra problemos. Tai va, tai tų įrankių apžvalga maždaug pusę laiko irgi užimtų ir aš manau, kad jums kaip plataus profilio irgi profesionalus, kurie žinot, kas yra SQL serveris, žinot, kokia jų paskirtis ir bus, manau, irgi įdomu. Reiškia, target grupas turėtų būti nebūtent SQL žmonės, kurie administruoja SQL, bet ir paprasti kiti administratoriai, kurie administruoja, pavyzdžiui. Tai būtent, nes SQL serveris dabar praktiškai yra kiekviena įmonė, kuri turi ir apskaitos kažkokį programą, ar tai būtų pačios įmonės vidų sukurta tam programą. Ir ta užduotis, būtent palaikyti deramam lygiai tą našumą. Krenta dabar praktiškai kiekvieno administratoriaus pečių, kuris, dėja, ne visą laiką būna profesionalas tos srities. Būtent SQL. Ir be abejo, jie gal turės kažkokį klausimų, iš savo gyvenimo, ar galės ten? Ta prasme, su klausimais yra taip, paprastai, kai žmogus pradeda gilintis, tai jis suranda pats tos atsakymus. Ir aš niekam neatsisakiau padėti. Nemokamai. Prasme, būtent mes supratom. Man čia kažkaip panašu, kad turėsim antrą Rusinovičių. Jis apie sequelą. Ne, žinokit, iš tikrųjų tokių gurų, kurie važinėja pasaulyje ir dalina patarimus, yra labai daug tikrai. Ir yra vertingų patarimų. Ir aš manau, kad tie žmonės, kurie domisi, tai jie suranda bet kurioje srityje tos specialistus, ekspertus, kurie aš pabandysiu susisteminti ir galbūt pristatyti IT profesionalams, kas yra šiuo metu. Ir, kaip sakant, kad be ilgų, apmokymų, kad žmonės turėtų įrankius ir metodiką. Ir galėtų dirbti. Galėtų dirbti. Bet, anyway, jeigu turi kažkokį klausimų dėl SQL serverį, užsirašykit. Ir po evento galėsit, tamgi bus, kaip socializingas, integracija, kai žmonės tam patom. Taip, buchalisim. Tai ir, ta prasme, galės kaip pato tau užduoti klausimų visokį. Tu jau beveik pasakei, kad galės. Taip, gerai. Gerai, tai ačiū tau tada, ačiū Vladislavai, tikiuosi, dar kartelį pasikartosiu, balandžio 5 dieną, 4 balandžio bus Rygoj, o Estijoje 3. Tai reiškia, pas mus paskutinis bus eventas. Pats geriausias. Taip, be abejo. Ir norėjau dar priminti, kad nepamirškit, dabar vyksta konkursas, Microsoft Private Cloud konkursas. Taip, aš nespausdinau, nes netilpo į popierių. Ir aš paliksim mes linkus, nuorodos į to konkurso sąlygos iki balandžio 15. Jūs galite laimėti puikų prizus, ten Xbox'as, Kinect'as, Nokia Lumia 800 ir ten puikus setas, klaviatūra ir piliuką. Man sunkiai atiduoti, aš kiekvieną kartą galvoju, kad reikės atiduoti. Kur reikia užsukti į NCP Cloud? ncpcloud.lt, ncpcloud.lt ir jūs galite atsiųsti man ten trumpą screencastą apie Microsoft Private Cloud tematiką iki 10 minučių ir mes tikiuosi, jūs tai padarysite. Gerai, tai ačiū jums labai ir iki balandžio 5. Iki. Matymas.